Po 2 metų pertraukos aš ir Mindaugas Černiauskas atgaivinom stand-up vadovų Open Mic'us. Todėl šiandien Liepos 2 dieną vyks pirmasis renginys ir jis bus nemokamas. Todėl pažiūrėsim, ar žmonės atėjo nemokamai, juokiasi labiau ar juokiasi mažiau. Ir ar jie iš viso ateis, kiek jų ateis. Ir matysim, kaip čia kas ganosi, čiki-briki. Nu ir matysim žodžiu. 4 valandą susitinkam su Černiausku. Tai dabar yra 2, tai turiu porą valandų pasirepetuot bairius, ką sakys Open Mic'e, pasikraut visą mantą ir lėkti vietą. Liko 2 valandos iki renginio, spotas jau atrodo štai taip. Piau! Steidžiukas, garso vieta, čia aš darbuosius, Aistė ir Černius. Tai turėjom problemų, kad negalėjau rašinėti audio. Bėgom, važiavom nusipirkti adapterį, kad galėčiau rašinėti ir pasirodo, aš esu profesionalus garsistas ir net adapterį nusipirkau. Bet ChatGPT pagalba paleido, kad galima būtų surašinėti. Tai dabar viskas gerai. Šiandien bandysiu tos pačius bairius, keletą tų bairių, kurios bandžiau Klaipėdoj. Nejokinga šitas. Tai ten, kadangi labai nesuėjo, tai man knieti sužinot, ar jie tik ten nesuėjo, ar aš kažką blogai padariau, ar buvo bloga publika. Tai matysim. Liko 20 minučių iki renginio, komikai renkas žmonių sausakimša. Tai nusimato, manau, kol kas geras vakaras, bet matysim, kaip toliau gausis. Tuoj pradėsim renginį. Pasitinkam Marių Stašauską. Labas vakaras, Kaunas! Nepavalgot dar? Nenorit namo, jau nežiūrėjot troleibus, kuris veža? Ne, gerai. Blemba, aš visą laiką stovėjau prie pulto, aš mačiau, kokie jūs visi faini. Jūs visi tokie draugiški, atrodo, kad mes jau draugai esam. Ane? O pavyzdžiui, jūs, serė, ne? Žiūrėkit, mes ant tiek draugai esam, kad aš net atspėčiau jūsų vardą, man atrodo. Pasakom ant 3, gerai, žiūrėkit. 1, 2, 3. Samarius! Pataikiu. Dabar jūsų viešnios, Angelina. Aš būsiu čia likusi vakar, kur liko 10 minučių. Dirbu teatre, tai turiu daug draugų aktorių. Ir man dažnai aktoriai draugai sako, Mariau, aktoriaus darbas yra labai sunkus. Aš taip nemanau, aš manau, kad jie vaidina. Aš labai dažnai klausau savo proto balsą, ta prasme. Pagalvokit, kas dar klausot. Jo. O man gydytojas sako, čia šizofrenija. Oi, blemba. Aš atsimenu jaunystę, kai man buvo 14-15, mane panos vadindavo Saulė, nes aš tik išlyzdavau, jos pizdavo į pavėsį, blėt. O, Dievo, Marius parbėga. Bet aš tikrai kaip Saulė, nes jeigu su manim ilgai pabūni, pradeda pykint, žinai, toks... Aš nesnai buvau patostagauti, aš nesnai grįžau. Prieš savaitę buvau Klaipėdoj. Nu, fotkinat gerai? Angelė, nu blemba. Jeigu norit fotkę su manim po renginio. Nesnai buvau su savo draugė atostogų. Klaipėdoj atostagavom savaitę laiko, prieš savaitę. Ir mes su draugė galvom, blemba, reikia pisti restoraną fancy šmency pusryčių. Mes nuvarom į restoraną, prasilenkiam su padavėja, ten stoliukai, jinai nurenka stiklinės, mes atsisėdam ir mes laukiam. 30 minučių ir jinai neatėjo. Aš jau pradėjau galvoti, kad jinai ten nedirba ir jinai pavogė tiesiog stiklinės. Tiesiog išsinešė stiklinės, tokį savo restoraną atsidarysiu. Dabar aš išvažiavau, dabar ten kabo čia jų plakatai, Klaipėdai, tiesiog ant stulpų. Dingo stiklinės ieško namų. Jeigu matėt, skambinkit. Neturim ką žmonėm pil. Bet jūs panas keistas, bet to pačiu ir nuostabas. Nes jūs, pavyzdžiui, gyvenat su mumis bičiais savo norų, blėt. Baigęs Open Mic'as, pats neturėjau daug kada filmuoti, nes buvau ir garsistas. Blemba, Open Mic'as ahujienas gavos, ta prasme, kaip nemokamas dar. Publika pati geriausia buvo. Komikai visi kylino, blemba. Ta prasme, wow. Aš emocijai dar pats irgi išsibandžiau tos bairius, prijungimus, visą kitą. Nu, žiauriai gerai buvo. Eikit jau Open Mic'us, hebra. Aš jaučiu tą komedijos dopaminą, kur man šiurpas visą kūną eina, blemba. Open Mic'as šiaip žiauriai gerai praėjo. Labai faina publika susirinko. Į renginį buvo paspaudę gal apie 100 virš žmonių susidomėjusių. Tai nenuostabu, kai nemokamas renginys. Tai visi buvo granai komedijos publika, visi draugiškai fainai gerai klausė, visiems patiko, visi mėgavos. Renginys labai fainas, ačiū 4 metų laikam, kad įsileido. Toliau mano pasirodymas.
Tu bairių nebenaudosi jau. Va tą supratau, ne publikui problema buvo, bairėse problema buvo. Bairis apie stiklinės biški pramušė juoko ir būtent toj vietoj, kur suimprovizavau. Turiu minti, kaip kita linkme pakreipta bairį, nes ta vieta, kur padariau išvaidinimą, kad jinai pavogė stiklinės ir savo restoraną atsidarinės. Savo restoraną atsidarysiu. Žinau, kad čia visai jokinga gali būti, praplėtot, kaip jinai, ką jinai dar galbūt voktų savo restoraną atsidarimui, kaip jinai iš liukučių restoraną bando savo atsidarinėti. Man čia jokinga. Ir ta vieta vienintelį ir gavo tokį mini chuckle. Tai jį dar pasilaikysiu, duosiu dar 3 šansą jam ir savo. O kiti 2 eina labai blogi bairiai. Įkėliau jums ir keletą gerų bairių ir vieną specialiai nukirpau gale, kad būtų wink ateiti gyvus renginius, kad girdėtumėt bairius ir kurie paeina wink. Publika nesvarbu, svarbu bairių rašymas. Reikia toliau rašyti, lipt. Open mic dar vieną tikrai su Čerim darysim, visai smagiai su ėjo. Galit pasiekti stand-up foodų puslapį, ten matysi, kada kitas open mic'as bus. Žiūrėsim 3 bairių bandymą. Tai žiūrėsim, kol kas tiek.